Sveiki, draugai! Kanalas Uždraustas Ragelskis sveikina jūs. Dalinkitės, platinkit, kol dar neuždraustas ir pagal galimybę paremkite. Visi būdai į paramą. Po kiekvieno video esančiame aprašyme paprasčiausiai paspausti mygtuką Join arba prisijungti ir tapti rėmėjų tiesiai YouTube'e. O dabar tema. Aš jau daug kartų ir kaip man atrodo įtikinamai bandžiau paaiškinti, į ką žmonės veliasi, dalyvaudami visokiose paramos kabutėse rinkimo akcijose tiems, kas Ukrainos karo fronte žudo rusus. Netgi reklaminiai plakatai būtent tokie ir buvo, kad štai tavo 5 eurai padės nužudyti rusą. Taigi, draugai mano, kaip manote, kaip į visas šitas akcijas reaguoja Rusijos federacija kaip valstybė? Jinai reaguoja labai paprastai. Jinai tokių akcijų rengėjus ir dalyvius laiko terorizmo rėmėjais ir terorizmo finansuotojais. Ir dabar, šiandien man Facebook'e parodė Lendraičio Donato paskyroje paskelbtą išverstą Rusijos tyrimų komiteto pranešimą. Российский следовательный комитет, tenai, kaip čia, turbūt aukščiausias organas pradedantis ikiteisminius tyrimus. Panašiai kaip, sakykime, mūsų generalinė prokuratūra tikriausiai, kažkas tokio, kuris užsiima rimtais dalykais ir paskui apie juos skelbia ir viešina. Specialiai, kad kaip galima daugiau žmonių apie tai žinotų. Ir štai, Rusijos tyrimų komitetas skelbia, kad Lietuvos žurnalistui paskelbtas nuosprendis už samdinių materialinį aprūpinimą, terorizmo finansavimą ir neteisėtą Rusijos federacijos valstybės sienos kirtimą. Rusijos federacijos tyrimų komiteto vyriausiojo tyrimo departamento surinkti įrodymai buvo pripažinti antrojo vakarų apygardos karo teismo pakankamais, kad būtų galima paskelbti nuosprendį in absentia, nežinau, ką tai reiškia, baudžiamojoje byloje prieš Lietuvos Respublikos pilietį Eldoradą Butrimą, buvusi LRT, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistą. Taip, Eldoradas Butrimas netgi vieną kartą buvo apsilankęs mano byloje, tiksliau toje byloje, kur mane bando Justo Lauciaus dirigavimu nuteisti 2K. Faina Kuklianskė ir Natalija Kolegova, abidvi nelietuvių tautybės, abidvi nekenčia lietuvių daugiau negu lietuviai jų, už tai, kad aš reikalavau ir reikalauju, kad Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje gyvenantis asmenys laikytųsi Lietuvos įstatymų. Ir už tai, kad aš atvirai demaskavau 2020 metais bandytų įvykdyti perversmo Baltarusijoje propagandą ir jos neįgalumą. Tai keršydami mano štai šitie lietuvių nekenčiantys asmenys ir pradėjo ikiteisminį tyrimą, paskui į bylą į teismą pasiuntė, dabar ta byla yra apeliacinėme teisme ir viename iš posėdžių, kai jau šitą teisėšiką pasikvietė kiek galima daugiau žurnališliuškų tam, kad formuoti visuomenės nuomonę apie tai, kad štai žiūrėkite, tuoj bus nuosprendis šitam niekšui nusikaltėliui Ragelskiui. Tai Eldoradas Butrimas buvo vienas iš tų, kurį, nežinau, kas pasiuntė LRT ar kažkokia kita institucija padalyvauti teismo posėdį. Jisai pasėdėjo, pamatė, kokios blėnys vyksta ir daugiau ten nebesirodė. Tai vienintelis atvejis, kada aš jį mačiau gyvą ir daugiau nieko
išskyrus to, kas ten Facebook'e ir informacinėje erdvėje plaukiojo, jo straipsniai, jo įrašai apie tai, kas dedasi Ukrainoje, maža to kartais ir pakankamai kritiški ir pakankamai, sakykime taip, ne vienpusiški, bet buvo skelbiami. Patys galite susirasti pagal pavardę, vardą pavardę. Ir štai dabar jam yra jau priimtas teismo sprendimas. Jis pripažintas kaltu pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 359 straipsnio pirmąją dalį, 205.1 straipsnio 1.1 dalį ir 322 straipsnio 3 dalį. Kas yra samdomojo kario aprūpinimas, tai samdinio aprūpinimas, kita materialinė parama, terorizmo finansavimas, neteisėtas Rusijos Federacijos valstybės sienos kirtimas. Jam 3 nusikaltimai. Inkriminuoti ir Rusijos teismo patvirtinti. Tyrimo metu ir teisme buvo nustatyta, kad 2024 metų balandžio ir spalio mėnesiais Butrimas savo administruojamame puslapyje socialinėme tinkle uždraustame Rusijos Federacijos teritorijoje paskelbė pranešimus apie lėšų rinkimą reikalingų automobiliams įsigyti Tarptautinio legiono kabutėse samdiniams, Lietuvos piliečiams Albertui Glazauskui ir Raimondui Urvikui. Jie dalyvavo karo veiksmuose Ukrainos pusėje prieš Donecko ir Lugansko liaudies respublikų saugumo pajėgų atstovus, taip pat prieš Rusijos karinius pareigūnus. Butrimo bendrininkas Valdas Bartkevičius nupirko ir perdavė minėtiems asmenims 2 automobilius. Be to, Butrimas skelbė pranešimus apie lėšų rinkimą automobiliams įsigyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniams dalyvaujantiems teroristinėje veikloje Kursko srities teritorijoje. Kartu su Bartkevičiumi jis pristatė 3 automobilius Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniams. Supratot, kuo jisai užsiėmė. Taip, savo Facebook'e ten paskelbė rinkliavą, prisidėjo prie automobilių galbūt nuvarimo, žodžiu, pasidalino, kad duokite babkių, jeigu Bartkevičius pirko, tai tikriausiai pasidalino nuorodomis į Bartkevičiaus rinkliavą. Taip. Ir viskas tas vyko Facebook'e. Ir dar mažo to sugebėjo nuvažiuoti į Kursko sritį. Taip padarydamas dar vieną epizodą, tai neteisėtą sienos kirtimą. Kas galutiniam rezultate gavosi? Teismo nuosprendžiu Butrimui paskirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis paskelbtas tarptautiniu ieškomu asmeniu. 2025 metų teismo nuosprendžiais Glazauskui ir Urvikui už akių buvo skirta po 14 metų laisvės atėmimo bausmės. Jie pripažinti kaltais padarė nusikaltimą nurodytą Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 359 straipsnio 3 dalyje, tai yra samdomo kario dalyvavimas ginkluotame konflikte. Bartkevičiui už akių paskirta 23 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis pripažintas kaltu dėl visos eilės nusikaltimų, įskaitant tokius kaip viešas terorizmo pateisinimas, terorizmo finansavimas, neteisėtas Rusijos Federacijos valstybės sienos kirtimas, plėšikavimas ir taip toliau. Viskas, pranešimo pabaiga. Taigi, žurnalistas savo nelaimį, filmuojantis ne tik kažkokius siužetus, ne tik juos aprašantis, padalyvavo platinant informaciją apie rinkliavas. Padalyvavo automobilių pristatyme fiziškai kažkur svetimoje valstybėje. Ir už tai jisai
dabar oficialiai yra nuteistas 20 metų laisvės atėmimo bausme už akių ir paskelbta tarptautinė jo paieška, kaip ir visų kitų, kas yra nuteisti už akių. Tai yra dabar Eldoradui Butrimui nėra kito varianto, kaip tikėti tokiu absurdišku dalyku kaip Ukrainos pergalė Rusijos federacijos sunaikinimu, tikėti tokiu absurdišku dalyku kaip visų šitų nusikaltėlių, kuriuos už akių nuteisė Rusijos federacijos teismai, amnestija, ir tikėti tokiu absurdišku dalyku, kad šiame skaitmenizuotame, globalizuotame pasaulyje jis galės kažkur saugiai pasislėpti. Šiaip jo vietoje aš jau dabar susirinkčiau daiktus ir tepčiau slides į potencialiai labiausiai Rusijai konfrontuojančią šalį, kurie tikėtina niekada neišduos nusikaltėlių pagal Rusijos arešto orderį. Tai yra, ko gero, vienintelė tokia vieta yra Didžioji Britanija. Ir stengčiausi tada tenai tapti ypatingai naudingu Didžiosios Britanijos naujuoju piliečiu, kuris būtų vertingas Didžiosios Britanijos ten tai funkciniai sistemai, kad jiems būtų nebūtų intereso, kai ateityje prasidės prekyba reikalavimai ir šitų nuteistųjų perdavinėjimas, kad Didžioji Britanija turėtų pretekstą užsistoti. Štatai po Antrojo pasaulinio karo tapo priebėga daugybei nacijų. Bet visų pirma, nacijų priebėga tiems naciams, kurie buvo naudingi štatams. Tai yra, kurie kūrė karinę pramonę, kurie kūrė kosmoso srityje dirbo štatuose, kurie atominės fizikos srityje dirbo štatuose. Kita dalis nacių bėgo į Lotynų Ameriką. Kodėl? Todėl, kad ten buvo tuo metu pakankamai aukštas ir vakarietiškas gyvenimo būdas tokiose šalyse kaip Argentina, Brazilija, Paragvajus, Čilė. Ir jie tenai keitė savo tapatybės, keitė dokumentus ir maskavosi, slėpėsi, tam, kad jų neatrastų. Po Antrojo pasaulinio karo tokios galimybės buvo. Netgi dalis nacių sėkmingai slėpėsi ir Tarybų sąjungoje, ir buvusių kolaborantų su nacių nusikaltėliais slėpėsi Tarybų sąjungoje ilgą laiką, ir kartais netgi tik tai atsitiktinumo dėka paaiškėdavo, kad štai šitas kelis dešimtmečius tarybinis pilietis, sąžiningai tarnaujantis Tarybų valdžiai, yra nacių kolaborantas. Ir jį reikia teisti už nusikaltimus prieš žmoniją. Kodėl? Todėl, kad tada visi dokumentai buvo popieriniai, visi archyvai buvo popieriniai, dalis archyvų buvo sunaikinta, maža to, ne visi dokumentai buvo tokie, pagal kuriuos galima buvo identifikuoti asmenys, taip kad ten perklijuoti nuotrauką ar pasinaudoti panašaus žmogaus į save dokumentais ir pagal juos pasidaryti naujus dokumentus, taip pat slepiant savo tikrąjį vardą, pavardę, buvo įmanoma. Ypatingai ten įsimaišius į pabėgėlių gretas, ne šiaip sau tenai nacių kolaborantai kartu su pabėgėliais spruko į vakarus ir nusėdo paskui Australijoje, vakarų Europoje, toj pačioje Lotynų Amerikoje, štatuose. Tai šitą padaryti buvo galima. Užsimaskuoti ir dar pakankamai nesudėtingai. Dabargi, kai visi Lietuvos piliečiai, visi Eurosąjūzo piliečiai, visi Rusijos piliečiai, praktiškai visi demokratinio pasaulio piliečiai yra suregistruoti,
Išduodant jiems asmens dokumentus yra paimami pirštų antspaudai, yra biometrinis veido atvaizdas padaromas. Vienintelė galimybė saugiai pasislėpti, pasikeisti tapatybę, lieka ta tokia egzotiška ir filmuose rodomos kosmetinės operacijos, kai yra keičiamas veidas, tenai nudeginami pirštų antspaudai, na, žodžiu, toks visiškas toksai kriminalinis dugnas. Ir išeiti į tą kriminalinę erdvę. O legaliai tapti kitu asmeniu ir pradėti gyvenimą iš naujo, taip nebijant, kad tave atpažins, tave išryškins ir tave išduos, kokią nors progą patikrinus tavo dokumentus, praktiškai nėra. Maža to, šiais metais pavasarį nuskambėjęs šlovingasis skandalas apie nekilnojamo turto registro nutekintus duomenis. Tiksliau ne tai, kad nutekintus, apie tai, kad tos duomenys siurbė per migracijos departamentą prisijungę nežinomi asmenys, rodo vieną, kad migracijos departamentas Lietuvos, kuriame yra saugomi mūsų visų pirštų antspaudai, biometrinis mūsų abrozdėlis ir visi asmens tapatybės dokumentai yra jau beveik garantuotai, galima sakyti, yra nusikopijuotas jo duomenų bazė ir mes visi esame pas kažką, taip sakant, pradublikuoti. Kažkas turi visų mūsų duomenis ir labai tikėtina, kad tas kažkas yra tas, kas suinteresuotas. Kas yra suinteresuotas? Kriminalinis pasaulis yra suinteresuotas ir su Lietuva konfrontuojančių šalių žvalgybos. Tokių šalių nėra daug. Tai yra Rusija, Baltarusija, Lenkija, Didžioji Britanija, kuriai reikia visus laikyti už kiaušų, ir Štatai, kuriems irgi reikia visus laikyti už kiaušų, ir Izraelis, kuriam irgi reikia priglysti kur visur įmanoma. Tai čia šiuo atveju mes esame grynai informacinė prekė ir jeigu kažkas naudodamasis migracijos departamento kompiuteriais ir jų paskyromis jungiasi prie registrų centro ir iš tenai pumpavo duomenys, tai reiškia migracijos departamento kompai jau yra peržiūrėti, jau yra nusikopijuoti ir kas tenai migracijos departamento serveriuose guli irgi yra ten, kur ten pas tuos, kam tai yra įdomu. Rusijos žvalgybai, manau, Lietuvos kaip potencialios fronto teritorijos gyventojų duomenys Rusijos federacijai yra tikrai įdomus. Štai jie gaudo Lietuvos piliečius, teisė juos už akių, jeigu įmanoma pagauna, teisė pagautus ir atitinkamai jiems labai yra naudinga turėti tokią informaciją su visais mūsų, kaip sakiau, pirštų antspaudais ir kitais duomenimis. Tai reiškia, kad Eldoradas Budrimas net ir, sakykime, legaliai pasikeitęs vardą pavardę, bet išlaikė savo veidą, išlaikė savo pirštų antspaudus, jisai bus atsekamas kitose sistemose ir pasislėpti jam iki gyvenimo pabaigos nepavyks. Ir pagalvokime, ką reiškia 50-mečiui žmogui 20 metų kalėjimo. Tai yra praktiškai gyvenimo pabaiga. Lygiai tas pats tam Bartkievičiui 23 metai. Tai irgi yra gyvenimo pabaiga. Įdomiausias momentas, kad tie samdiniai, kurie fronte sėdi ir tikriausiai šaudo į rusų pusę, leidžia į pusę dronus, dalyvauja kažkokiuose kitose kariniuose veiksmuose, kuriems Bartkievičius ir Budrimas tuos automobilius organizavo, vežė, ir už ką jie, už tuos epizodus jie yra teisiami. Žinoma, ten Bartkievičius visą puokštę turi tokių epizodų. Tai kad šitie samdiniai, kuriuos aprūpino Budrimas ir Bartkievičius,
jie yra nuteisti mažesnėmis bausmėmis negu žurnalistas Eldoradas Butrimas, kuris nežinau kokio jisai naivumo vedinas, kas jam tenai į galvą, ko bzikas šovė, bet prisidėjo prie tokios veiklos. Ir aš, tai tie samdiniai 14 metų sėdės, o Eldoradas Butrimas 20 metų. Ir garantuoju be teisės išeiti anksčiau laiko. Jeigu jūs galvojate, kad dabartinis, taip sakant, visas pasaulis prieš Rusiją ir ojoje čia tikrai nieko nebus, galvokite iš naujo. Tai, kai jūs vadinate visas pasaulis, tai yra apie 37 valstybės, kurios yra visų pirma, o taip pat tiesiogiai priklausomos nuo Jungtinių Amerikos valstybių ir Didžiosios Britanijos tandemo. Tame tarpe ir Evrosąjūzas. Evrosąjūzas, kuris dabar pradeda byrėti. Ir kuo toliau, tos tendencijos vis labiau greitės, kuo toliau gilės demografinė krizė, vis šitas religiniai prieštaravimai, kuo labiau Evrosąjūzo senuosius vakarų Europos gyventojus keis naujieji europiečiai, tai gerai įdegę europiečiai, spjaunantis ant visos tos senosios Europos istorijos, tradicijų ir viso kito, tuo tas procesas eis greičiau ir staiga mes pamatysime, kad Vengrija, Slovakija, Čekija, Bulgarija su Rusija yra tokios pat geros draugės, vos ne kaip Baltarusija. Ir atitinkamai šitas visas pasaulis, sakot, smarkiai ims trauktis tiems žmonėms, kurie įsivėlė į terorizmo rėmimą Rusijos akimis ir kuriems yra priimti nuosprendžiai už akių ir paskelbta tarptautinė paieška. Primenu, už šitos nusikaltimus nėra senaties termino ir ta tarptautinė paieška tęsis visą jų gyvenimą, kol nebus gautas patvirtinimas apie jų mirtį. Taigi, pasaulis trauksis ir mažės. Ir kažkurio metu Vokietija, kuri labai sėkmingai prekiavo su Rusija, tapusi ten kokią nors politiškai kitokią, persiformatavus, pasikeitusi irgi, galbūt netgi su kai kuriom atskilusiom dalim nuo Vokietijos, irgi labai džiaugsmingai pradės išdavinėti tuos, kam yra paskelbta Rusijos federacijos tarptautinė paieška. Nekalbant apie tos momentus, kai grinai prasidės prekyba karo nusikaltėliais. Jūs mums išduosite šitos, o mes jums parduosime dujas už mažesnę kainą. Tai yra elementaru. Tai yra, kaip vokiečiai sako, realpolitik. Tai yra žmonės dalyvaujantis kare, yra resursas ir su jumis yra elgiamasi kaip su resursu, kaip su patrankų mėsa. Ir toliau su jumis bus taip elgiamasi, jūs būsite banali mainų prekė. Ir dabar tas yra, tik tai žymiai siauresnėme mastelė. Bet sakau, kadangi skaitmenizacija, globalizacija ir kontrolė skaitmeninė pažengusi ir toliau žengia neregėtais žingsniais, gali atsitikti toksai momentas, kad atsisėdęs į automobilį, Eldoradas Butrimas negalės jo užsivesti, nes automobilyje įrengtas veido skaitytuvas atpažins, kad tai yra paieškomas nusikaltėlis ir užrakins duris ir iškvies greitojo reagavimo dalinį. Taip, draugai mano, taip. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kuris keičiasi neįtikėtinu greičiu. Ir mūsų sprendimai priimami dabar, ar ne? Mums reikia truputėlį žvilgtelti į priekį, kokios gali būti tų sprendimų
pasekmės. Ir tai, kad daugybė žmonių Lietuvoje apie tai negalvoja ir lygiai taip pat kaip Eldoradas Butrimas sudalyvavo kažkokiose akcijose, ten pinigų rinkimuose, dalinosi tais kvietimais rinkti pinigus, na, tai dar turės labai ir labai liūdnų pasiekmių ir žvyksmų iki dangaus, o mus už ką, o kas čia tokio, ašgi tik tai tenai 100 euriukų pervedžiau tenai, ašgi tik tai mygtuką ten aukojimo puslapyje paspaudžiau, ašgi tik tai, ašgi nežinojau ir visa kita. Draugai mano, nacių nusikaltėlius gaudė ir tebegaudo iki šiol, nors praėjo 80 metų ir didelė dalis jų fiziškai yra išmirę, bet nedaug dievė atseka kokį nors gyvą ir tada bando jį išlupti, iškrapštyti, na, o ypatingais atvejais tiesiog tyliai jį nukokošinti. Jeigu jūs galvojate, kad dabar, kaip sakiau, kai viskas pereina ant automatinių sprendimų, automatinių ten tų paieškų, informacijos filtravimo, bus sudėtinga sugaudyti tas dešimtis ir šimtus tūkstančių įsivėlusių į tai, ką Rusijos federacija vadina terorizmo finansavimu, jūs labai ir labai klystate. Vienintelis dalykas, ką galite padaryti, jeigu jums dar tokios kvailos mintis, ką nors prisidėti yra, tai kuo greičiau nutraukti visą tą veiklą, visas tas nesąmonės ir žviegti kiek galima garsiau apie tai, kad Lietuva turi būti neutrali. Lietuva neturi jokiais būdais veltis į karą. Lietuva neturi jokiais būdais prisidėti prie rusų žudimo Ukrainoje. Anksčiau, senais gerais laikais, kai šimtmečiais niekas nesikeisdavo, sprendimas, kurį žmogus priimdavo savo gyvenime, atsišaukdavo, jeigu apskritai atsišaukdavo kada nors po dešimtmečių, po kitos, antros, trečios kartos eigoje. Dabargi, kai viskas yra labai greitai, neteisingai priimtas sprendimas atsišaukia dar žmogaus gyvenime. Ir, kaip sakau, visi gaus tai, ko nusipelnė savo realiais veiksmais. Davėte pinigų žudyti rusams, rusai jums duos per galvą. Vienintelis variantas tai dabar, kad kuo mažiau rusams reikėtų kariauti ir gaudyti tokius asmenis po visą pasaulį. Aš suprantu, kad tai, ką kalbu, šitiems pidrijotams nepriimtina visiškai. Jie gyvena savo iliuzijų pasauliu, jiems propaganda pastoviai pasakoja, kaip tuoj Rusija žlugs, Rusija bus sunaikinta, kad štai tuoj viskas, mes tuojau pakabinsime Lietuvos trispalvę ir Ukrainos dvispalvę ant Kremliaus bokštų ir draugiškai dalinsimės Sibirą gabalais. Galite gyventi tokiais kliedesiais, bet realybė truputį kitokia. Realybė rodo, kad pasaulis drastiškai keičiasi. Visi tie karai, visos tos krizės, visos tos perturbacijos, kurios dabar vyksta, tai yra tų pasikeitimų pasekmė, kai anglo-judosaksai bando iš paskutiniųjų išsivynioti ir štatai susikurti saugią zoną anoje pasaulio pusėje,
kurioje jie kontroliuotų pilnai Šiaurės Amerikos žemyną ir Pietų Amerikos žemyną, jau išsineždinę iš šito mūsų pusrutulio, bet prieš išsineždinami jie čionai turi pakurti kiek galima daugiau chaoso, kiek galima daugiau sunaikinti, kiek galima daugiau ir įmanoma pramonės centrų, ištrinti savo galimus politinius, geopolitinius konkurentus, būtent vakarų Europą. Ir tam naudojama ir Afrika, ir tam naudojama artimieji rytai naudojami. Todėl ten viskas dega, liepsnoja, todėl tenai liejasi kraujas. Todėl šitas yra skelbiamas Drang Nachos, į kurį siunčiama būtent Europą, o amerikonams stovint šalia ir trinant rankutėmis. Jeigu jūs to nematote, jeigu jūs to nesuprantate, tai esate tiesiog akli, o jeigu jūs dar prisidedate prie to Drang Nachos ir bašliuojate už tai, kad kažkas galėtų dar bent šiek tiek ilgiau žudyti rusus, tai kas jūs tada perauklės? Tada jūs perauklės Rusijos sunkiųjų darbų kalėjimuose, bet tokiomis bausmėmis 20 metų, 17 metų ten. Terorizmo rėmimas, man atrodo, pagal straipsnį Rusijoje yra nuo 17 metų. Ir kuo daugiau ten tų epizodų, tuo ten ta bausmė didėja. Taip kad, draugai mano, baikite šituos žaidimus, nes tie žaidimai jums atsirūks tuo, ko dabar, kas dabar laukia Eldorado būtrimo. Nerimastingas likęs gyvenimas. Ir man nėra jokio džiaugsmo, kad štai kaip ir atrodytų apynormalis žmogus, tegu ir tenai kitos nuomonės, ar ne, įsivėlė į tai, kas jam išvirs, ne į tai, kad riziką, į praktiškai tokį laukimą ir gyvenimą nuolatinėje baimėje. Viskas, draugai mano, iki. Dalinkite, platinkite, jeigu prižiūrėti iki šitos vietos, reiškia, jums buvo įdomu, vadinasi, jūs tikrai galėtumėt prisidėti prie liaudies žurnalistikos kūrimo ir visos nuorodos, kaip tai galima padaryti, yra po kiekvienu video esančiame komentare. Paprasčiausias būdas paspausti mygtuką Join arba prisijungti po kiekvienu video ir išsirinkti savo rėmimo lygį. Viskas ir iki.